Valstybės investicijų poreikis egzistuoja todėl, kad užpildyti ekonomikos spragas ir trūkumus. Invega teikia paskolas, investicijas ir garantijas. Tai iš principo mes siekiam nekonkuruoti su privačiais rinkos dalyviais, stengiam juos papildyti, įmonės turėtų daugiau alternatyvų ir pasirinkimų. Mes stengiamės girdėti to, ko reikia įmonėms ir stengiamės būti jų balsu diskusijose su ministerijomis, kurios valdo asignavimus ir kurios pateikia lėšas mums. Tai pradžioj surinkam poreikius, turime makroekonomistus, kurie padeda mums įvertinti ekonomikos tendencijas ir tada jau su tom sukautom žiniom einam tarti su ministerijom ir diskusijose gimsta tos prioritetinės priemonės, kurias Invega ir paleidžia ir siūlo verslams. Tiek investicijos, tiek ir suteikiamas finansavimas, mūsų siekis, kad tie sugrįžtų ir kad tie pinigai dirbtų ir kad galėtume naujas finansinės priemonės leisti. Ateityje, kai vis daugiau veiklos bus vykdoma iš Invegos balanso ar iš nuosavo kapitalo, grąža, kaip ir nenuostolingumas, bus vieni iš svarbių prioritetų, kad įmonės finansinė padėtis būtų stabili. Labai svarbus ir didesnė dalis Invegos finansinių instrumentų turi lūkestį, kad finansuojami projektai bus inovatyvūs ir suteiks papildomą stimulą Lietuvos ekonomikai augti, plėtotis, galbūt naujus eksporto srautus sukurs. Tai inovacijos, jų skatinimas, finansavimas įvairiais instrumentais per akceleravimą, investicijas ir finansavimą yra vienas iš mūsų prioritetų. Taip, pirmas ir galbūt mažiausiai matomas kompensacijos. Toliau svarbus ir reikšmingas yra garantijos ir portfelinės garantijos per finansų rinkos dalyvius. Toliau nemažiau svarbus yra finansavimas, tai yra paskolos. Pasikliauti profesionalais, diskutuoti su rinka, žiūrėti kitų šalių pavyzdžius ir nebijot klysti iš kitos pusės, bet gebėti koreguoti ir keisti sprendimus, matant, kad neduoda tinkamą rezultatą. Iki šiol dažniausiai naudojasi mažos vidutinės įmonės. Nuo šio mėnesio jau ir stambios ir vidutinės įmonės. Ir mūsų finansuojami projektai jau auga iki 250 milijonų per vieną gavėją, kas yra labai reikšminga, o pradedame mes nuo kelių tūkstančių finansuoti, tai palėtė ir visais pjūviais, tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Tai tiek nuo žemės ūkio viešo sektoriaus, bet kartu ir privatus verslas. Invega po 3 metų taps dar reikšmingesniu rinkos dalyviu, su didesniu valdomu finansinių instrumentų portfeliu, su priemonėmis, kurios labiau atitinka įmonių poreikius ir bus matoma ne tik kaip finansinis partneris, bet kaip ir partneris, iš kurio gali gauti patarimą, konsultaciją ir pagalbą įgyvendinant projektus. Ne, nėra nei ledų mėgėjų, nei veganų, yra tik tais tie, kurie ieško pinigų.